Viešbutyje turi ir natūralius lavos baseinus, bet jie vandeniu prisipildo tik tai apie 2 valandą dienos. Tai vat labai faina atrakcija, čia taip kaip ir Madeirai, taip kaip ir Los Gigantės yra toksai natūralus lavos baseinas, labai tokia atrakcija. Tu kaip ir tikram vandenyne, kaip ir saugiai maudaisi baseine. Na ir va, atėjom jau į dešinę pusę, kur yra Red Level zona, Exclusive Red Level zona. Tai čia gali užeiti svečiai, kurie yra išsipirkę, užsisakę. Ir žiūrėkite, koksai vaizdas kalnų nerealus. Čia jau nemažai va tokių paminkštintų gultų. Tik tai, nu kaip, galiu prikibti. Tokie biškiuką pajuodę, nebenusivalo, bet be abejo čia, kaip ir sakiau, ispanai jie žiūri taip atsipūtę, nekeisi kas minutę. Tai čia, jeigu ne žoliapjovės garsai, visiškai tylu, vaikai čia yra neįleidžiami. Su vaizdu į jūrą džakuzi. Ir va, matome apačioje viešbučio palei krantinę einančią promenadą. Juodą paplūdimį. Bandysiu prieiti, pažiūrėti. Va, iš Red Level užlipom laiptais. Nu ir va ten tolumoje, aš kaip tik ir filmuoju, galbūt ir matosi, yra paplūdimys, juodo smėlio paplūdimys, Red Level. Svečiai gultai yra įskaičiuoti, paprastiems standartiniams svečiams, ne Red Level, gultų komplektas apie 15 eurų para, tai čia gana pigiai. Paplūdimėje yra ir restoranas, bariukas, bet be abejo, net jeigu viskas įskaičiuota, vis tiek jis yra mokamas. Ir tualetas, nereikia lakstyti į viešbutį atgal. Red Leveliui visada galimas maistas, jisai yra įskaičiuotas ir tos bananų plantacijos, eiktų savo gražu. Tai vis tik supainiojau, Red Level galima eiti su vaikais, bet čia irgi Red Level tik suaugusiems baseinas. Tik. Tai vis tik tas, kuris yra dešiniausias, su vaikais yra leidžiama. Atsiprašau už suklaidinimus. Bet kadangi įrašas yra tikras, gyvas, nenorim nieko koreguoti, tai tegul būna taip, kaip aš iš karto matau. Eidama, tą, ką išgirstu, tą, ką suprantu, galbūt ir jūs darysit tas pačias klaidas ir paskui sakysit, okei. Taip atrodo pirmo aukšto terasėlė. Nu, labai fainai pirmose aukštose, tu turi išėjimą va į tokią žolytę. Lipam laiptais, bet primenu, kad visose korpusuose nameliuose yra liftai, jeigu yra problema. Deluxe kambarys. Šiuo atveju esam Red Levelį. Nu, wow! Labai gražus vonios kambarys, labai gražus. Ir atskirai dušo kabina. Su stiklu tualetas, vonia yra 2 kriauklės, be abejo, puikia kosmetika ir įeinam į svetainę. Žiauriai gražu, labai jauku, labai jauku. Ir terasa.
Į terasą galim išeiti ir iš miegamojo, ir iš svetainės. Koks vaizdas? Deliuks, ir tai yra standartinis paprasčiausias kambarys. Nu ir ką, ratais, kvadratais iš Red Levelio mes pereinam į Palacio di Sora, taip vadinamą numerius. Ir čia visi augalai yra tikri, tai čia mane kas šokiruoja. Labai gražiai prižiūrėti. Melia Palacio di Sora Suite kambarys, vonios kambarys. Ir nuostabi svetainė, o kiek veidrodžių eiktų savo. Televizorius, arbatinukas, kavos aparatas, viską vardinu. Kambariai yra sofa ir išėjimas į terasą. Fantastiškas miegamasis su slenkančiom durim. Rūbinė iš miegamojo. Dušo kabina su kosmetika. Nu ir kaip jums terasa? Prie registratūros yra Eivis mašinų nuomos aparatai. Galite užsisakyti ir pristatysiu jums į viešbutį. Na ir vėl sugrįžau prie registratūros.